Sveiki vyručiai, kaip laikotės? Gerai, vasarai pabaiga. Metai praėjo nuo paskutinių mūsų time diverai apsilankymų čia. Uoste tai yra pagerėjimas. Matau. Bet pagerėjimas yra iš bendruomenės pusės. Matau, ir du pagerėjimus matau. Tai aišku, matau vėliavą, kur pastatė bendruomenė savo darbų pastangom. Ir plevėsuoja nauja apdovanota bendruomenės narių, matau laivą. Laivą matau, kurį parsiplaukti bendruomenė. Tai šiandien turim pokalbyje bendruomenės pirmininką. Asociacijos Smalininkietis, pabrėžiu, nes čia buvo ta informacija apie laivą jau ištransliuota, kad Smalininkų bendruomenės, ten turim kitą fainą kompaniją su Vanda Stonienė, o mes esam Asociacijos Smalininkietis, gretutinai dirbantis irgi, tai va, Asociacijos Smalininkietis pirmininkas. Tai kaip tas laivas? Vėl noriu pasakyti, kad tai yra projektas. Realiai atsirado galimybė su seniūnu, su kitais aktyviais žmonėm gauti laivą bendruomeniai, neprivatiem asmenim ir mes kaip visada už naujoves visokias sutikom, įteisinom tą laivą, bet tai yra projektas, dar įdėti reikės darbelio nemažai, bet tam, kad turėtumėm kažkokią tais funkciją atliks. Dar visko irgi neturim taip susidėlioję į stalčiukus, bet faktas tas, kad jau turim kažką pasidarbuosim, turėsim, matysis galų gale uoste, kad kažkas yra. Tai Deimantai, aš kaip suprantu, vis tiek yra mintis tokia, kad bendrom pastangom kažką padaryti, jį sutvarkyti, apremontuoti, pagražinti ir esant poreikį panaudoti. Taip, apie tai ir yra šneka bendrom jėgom ir vėl, kai aš gauta informacija tokia, klausimų buvo, kas čia galės jo naudotis, kaip faktas, jeigu tai yra visų, tai niekieno, tai padarysim, aišku, kažkokias sąlygas, galbūt bus vienas asmo, kuris tikrai gali ir turi teisę plaukti, kaip mes jį prižiūrėsim, jau čia susidėliosim tuos dalykus, bet kad bendruomenė turėtų savo, kad ir iki Jurbarko nuplaukiam, svečiai kažkokius, kai jau turi daiktą, gali naudotis jo, kai neturi, tai tik lieka tuščios šnekos. Tai apie tą ir esmė. Ir Artūras yra žmogus, bendruomenės narys, aktyvistas, tikrai daug prisideda prie Smalininkų gražinimo. Ir šiandien susirinkome, tai aš manau, dėl vieno tikslo pakalbėti, kaip tas uostas, mūsų Smalininkų uostas, ar yra jam šansų atsigauti šiemet. Aš pasakau iš anksto, galbūt aš esu nusteikęs blogai, bet aš matau daugiametę patirtį, matau, kad šiemet jo nebus. Aš tą matau, nes mes turim rugsėjį, praktiškai turim jau ir niekas nepajudėjo per visą vasarą, nors taryba ir pinigus skyrė ir įtrauktis ir planą, kaip šiemet bus padarytas. Tai Artūrai, kaip tu manai, tai tu vis tiek, kiek supratau, su pirmininku jūs derinot veiksmus ir užsiklausėt mero, kaip kas, tada užsiklausėte kitų institucijų. Papasakot trumpai, kaip kas vyko, kokį gaut atsakymą, nes tikrai Smalininkiečiam yra svarbu dėl ateities Smalininkų, dėl verslo galimybių. Jo, labai gaila, kad mes čia turėjom šventę pavasarį turbūt, ir čia uostas šventinu, ir vėliavą šventinu, ir buvo gražus pažadai, kad čia viskas jau vyksto, jau atrodė jau viskas, jau čia tik tai laukiam atvykstant mašinų, bet va ir iki šiol niekas nejuda ir labai netgi pavyzdys, sakau, ir dabar dviratis stovi vandens, daug norėtų žmonių pasiplaukti, bet neina per žolės įplaukti ir neina parplaukti, čia jau buvo net užstrigę, kažkas tai žmonių sakė. Tai buvau kreiptasi, pasėmiau kaip tik visus užrašus ir tai buvau kreiptas į savivaldybę birželio 30, gavom atsakymą Liepos 22, kad yra derinamas aplinkos apsaugos departamentu prie aplinkos ministerijos ir aplinkos apsaugos agentūra. Mes kažkaip ten norėjom pasitikslinti, kaip ten kokia situacija yra. Tai išsiuntėm užklausas į šitas institucijas ir gavome atsakymą, kad, man atrodo, aplinkos apsaugos departamentas prie aplinkos ministerijos iš vis tokių dalykų sakė, kad jau nuo 18 metų nedaro ir neprivalo ir jokių nėra. O paskui aplinkos apsaugos agentūra, tai jau čia gavom
šio mėnesio 4 dieną atsakymą, kad padavę atsakymą yra jau Liepos mėnesį ir kad reikia projektų tam derinimui derinti, bet iki šiol nieko jie negavę iš savivaldybės. Tai dabar vėl pateiktas savo prašymas 11 dieną į savivaldybę, kad paaiškintų, kodėl yra netitinkami faktai mums, kaip ir dalinai meluojam, ar nežinau kaip čia pasakyti. Ir kodėl tai viskas ilgai trunka, nes vis tiek ir tų žmonių daugiau atsikraustų čia ir visi suinteresuoti turėti tą gražią vietą, gražių, nežinau, taką, kur pasivaikščiot, o dabar tai mes dabar turim dumblyną tokį. Ir vis tiek čia daugiausiai yra padarę, aš tik irgi čia neseniai esu, bet čia daugiausiai bendrijos visas indėlis yra ir žmonių vietinių visų. Aš atsimenu, Deimantas mane papildys, Deimantai, kada statė slipą, tai irgi darė bendruomenė ir asociacija. Ta prasme, čia yra bendrai vietos verslo žmonių, bendruomenės, kas prisidėjo tiek ir šitam esu, aš pats ir lentas sukęs, kad kažkiek tai atrodytų, kažką tai turėtumėm, nes tai liūdni tie faktai, aš visada esu labai paprastas, man darbai rodo, kas yra rezultatai kažkokie. Tai tos šnekos, viskas gerai, geriau paprašiau tada būtų pasakyta dėl ko, ten tiesiog kažkas neišeina, visur aišku yra žmogiškas faktorius, susirgo kažkas atsitiko, nežinau, dekretinės, kodėl tiesiog nėra daroma, nėra siunčiami atgal tie projektai kažkokie, aš netikiu, kad tai, vėl tie biurokratiniai mechanizmai ištempia tą laiką, bet tai, tu padarai. Man tai gerai, žiūrėk, vasario pradžioje, vasario antroje pusėje taryba patvirtino pinigus ir administracija jau buvo įpareigota. Ir išsiuntė tik tai pirminį prašymą, išsiuntė kada? Gegužė, jeigu neklystu, Artūrai, ne? Jo. Tai va, gegužės 20 dieną, tai birželį praktiškai, tai kovas, balandis, gegužės, 3 mėnesiai nebuvo šis niekas daroma ir šiandieną, kai sako, mes čia darysime, jų buvo atsakymas, atsimenu, tarybai paklausė, aš tu gal atsimenu, kai paklausė, kad sakė, dabar aukštus vanduo negalim gilinti. Netgi buvo ir taip, buvo toks atsakymas, bet buvo ir dėl kitų projektų, nežinau, mes ne vieną tą projektą, ne tik Smalininkų uostą įtraukėm, kaip taryba mūsų ten gal 10 punktų buvo, kuriuos įtraukėm. Ir per vieną tarybos posėdį finansų skyriaus vedėja pasakė, šito nedarysim, šito nespėsim, šito nedarysim, šitą gal kitais metais. Bet šitoje vietoje, tai vėl būkim sąžiningi prieš visus, finansų vedėja pasako tą, ką pasako aukščiausia galva, čia mes nebūkim naivus. Ir šiai dienai, ką Artūras sako, tai taip, yra ir dviratis, ir kažkas, bet neturim nieko, neturim veiksmų. Ir sakau, kai sakiau pačioj pradžioje, aš netikiu, kad mes šiandien ką padarysim. Tai aš galvoju, duok Dieve, kad susiderintų veiksmus per žiemą ir kitam sezonui. Bet aš vėl matau tiesiog vilkinimą specialiai tam, kad neišleisti pinigų, pinigus mauti kažkur kitur. Tai vėl klausimas toksai yra, kai bus atėjęs kitas biudžetas, pinigai šitie bus jau nebeskirti, jie jau nuplaukia, pinigų nebėra šitam darbui. Bet aš matydamas kolegų tarybos narių visų be išimties, nežinau nei vieno tarybos narių, kuris prieštarautų šitų uostų gilinimui. Aš viliuosi ir tikiu, kad bus vėl pinigai skirti, bet vėl žiūrint į bendruomenės, į jų lūkesčius. Ir vėl mes liekam kaip apgavikai. Gražiai, tai tu ir aš ir visi kiti tarybos nariai, 25, esame lagiai, prisižadėję bendruomeniai įgyvendinti projektus, bendruomenė daro veiksmus, turi laivą, turi stiebą, tvarko kapinę savo pastangom, viską daro, bendruomenė yra stipri ir graži, bet mes kaip tarybos nariai jiems buvo gero padėti, kaip ir negalim. Galim pasakyti, ką įpareigojom padaryti administraciją. Administracija šitoje vietoje pavaldi merui. Ir apskritai liūdna, kad, kai sakykime, jeigu buvo nuspręsta, yra darbas, kurį reikia padaryti, yra finansavimas, tai negali tas darbas dingti ir finansavimas dingti, tai turi būti atskaitomybė kažkieno, kodėl jis yra nepadarytas, o jeigu ne, tai jau net klausimų negali būti, kaip ir tu sakai, jeigu bus biudžetas, tai jau tu nepadarei kažko, tai būk mielas ir pabaikim tą tada, jeigu pradėjom. Kiek pradėjom ten, tai čia kitas dalykas, žinai, bet... Čia kaip su to biudžetu kaip yra, visada sako, tą reikia daryti, nėra pinigų, tą reikia padaryti, nėra pinigų. Ateina metų galas, 2 milijonai liko. Bet tai tų pinigų nėra to, ko nenoriu daryti. Taip, ką daryti noriu pastatyti inkarą, pinigai atsiranda ir neklausus tarybos. Tai čia tokie dalykai, o ką Deimantas sako, tai jeigu yra įpareigojimas, tai reiškia neš atsakomybę. Tai reiškia, tai aukščiausia galva įpareigoja kažkokį asmenį iš administracijos atlikti tam tikrus veiksmus.
ir per 9 mėnesius tie veiksmai nėra padaryti. Taip, ir juolab vėl, kad tas uostas, tai mes šiandien naujai statom kažką. Jisai čia buvo, čia yra istorinė vieta, kur, kai dabar ten, sakykime, nu gerai, reikia įvertinti kažkokią tai žalą gamtai, tai palaukit, prieš 100 metų buvo žala, nebuvo čia, dėl apleidimo, dėl santvarkos, dėl visko susikaupė tas dumblas. Tai, nu tiesiog tiek to biurokratizmo atsiradė, kad mums tiesiog reikia išsivalyti tas, kas buvo išvalyti. Nu tai paimkim Vytėnus, ne dar kažką, tai Vytėnus jau, man atrodo, ne vieną kartą buvo išvalyti tvenkiniai tie. Irgi prie pilies yra kažkokie paveldai, dar kažkas. Tai matai, kas yra, juos išvalyti nėra problema. Išvalyti problema nėra. Pati dokumentacija ne problema. Problema norėti tą padaryti. Va čia yra problema vienintelė. Ir šitoje vietoje seniūnas, kada pradėjo seniūnauti Smolininkuose, jo buvo ir idėja valyti, tvarkyti. Juk kiek buvo nuėta kelių. Pats seniūnas ir formavo sklypus čia, jisai darė čia, padarė kryžiaus kelius. Ir šiai dienai juk nenoras daryti mus priveda prie to, ką mes turim. Bet aš nesu šitos specialistas laivovedžių, bet ką sako seniūnas ir aš pats matau, važiuodamas per Lietuvą, nuvažiuokim į Šilutės kraštą, visi uosteliai pilni užimti. Ir čia yra galimybė visam, ne tik Smolininkam, bet ir galimybė rajonui turėti savo uostą padorų, kuriam būtų daug laivų. Kaip sako seniūnas, būtų laivų iškrovimas, turim technikumų, teritoriją didžiulę galima nuomoti verslu, didelių verslų saugojimų, tvarkymų, kavinės, sakyta, apie ką reikia šnekėti apie ekonomiką, bet tiesiog tas pats požiūris, nenoras, tai aš net nebejoju, kad asociacija rankų nenuleis ir prispausim kažkokiu tai būdu, reikalausim, kad būtų atlikti darbai, tas, kas turi būti padaryta. Nes aš šventai tikiu, kad tik tai bendruomenė žmonės gali padaryti tą darbą. Nei vienas politikas, nei vienas tarybos narys nepadarys to darbo, nes jų tiesiog neklauso. Pripažinkime tai. Ne, nu tai čia visi mes suprantam, kad čia yra ateitis, ta prasme, iš vienų strateginių tokių vietų tie Smolininkai, taip, daug kas sako, Jurbarkas miręs miestas, Smolininkai visai čionai į gilumą nuėjo, bet tai nepamirškim, Jurbarkas turėjo savo ten uostą, Smolininkų uostas, atplaukė žmonės, nu tai jie mašinytė ar kažkas į Jurbarką lankai paliekė pinigėlius, apgyvendinimas veikia, viskas. Ir kaip gerai tu sakai, į tuos kraštus, kur yra uosteliai, ten drevernos. Ir nu, visai kitas požiūris žmonių. Trauka yra kita, atplaukė papasakoti, atvažiavo turistai. Tėjo, nu tai viena vieta, gena paskui kitą mintį, ten kažkokie atsiras apgyvendinimai. Nu galbūt aišku, čia kavinių neprisistatysim, būkim realistai, bet po biškį įsirutulioja turizmas kažkoks, pažintis. Dabargi, man atrodo, ir Mažoji Lietuva kažkokie ten projektai, jungiame su kažko tie kraštai. Tai vėl tęstinumas yra, plaukiam, žiūrim, lankom, paliekam pinigus, užsieniečiai, vokiečiai, autobusai, turistai važiuoja, bet mes susijęs, Smolininkai, Jurbarkas aplinkui, viskas čia ranka pasiekiam, automobilių, mopedų, dviračių, važiuojam. Nu. Viską galime padaryti. Ir kiek žmonių juda iš tikrųjų. Reikia norėt padaryti, bet kai čia toks yra kažkodėl tai yra nenoras daryti, aš nesuvokiu. Tas nenoras, nežinau, jisai gimęs iš ko yra, neturiu atsakymų, galbūt, kad idėja ne tam tikrų asmenų, bet aš vis tiek, aš viliuosi, kad bendruomenė nenuleis rankų ir tikrai, aš manau, kad tikrai visi 25 tarybos nariai palaiko šitą idėją ir tik reikia prispausti, kad būtų padaryta. Beje, yra kitas svarbus klausimas, manau, kad reikia irgi čia paraginti, gal visas bendruomenės Jurbarko rajono, taip pat taryba yra skyrus 100 000 eurų bendruomenių finansavimui, kad bendruomenė galėtų tuos lėšas išleisti savo poreikiams, Smolininkai turi laivelę, ne? Gauna pinigų sumą ir savo nuožiūrą remontuoti gali laivelį, gali mokėti su elektrą, gali kažką kitą. Tai ir tas projektas nuo vasario 1 dienos nepajudėjęs nei žingsniu. Nes reikia paruošti tvarką, kaip tuos pinigus išdalinti, nes prie pinigų skirstimo turi būti tvarka. Taip, tvarka. O dabar Rugpjūčio tarybos mėnesio posėdis bus, sprendimo projekto dar neparuošta. Tai aš vėl manau, kad yra tempiama iki tam tikrų laikų ir sakys, nuo kitų metų bus, nuo kitų metų. Tai vėl tarybos ignoravimas, tarybos sprendimų ignoravimas, tai aš viliuosi, kad visos bendruomenės bus aktyvios, kaip smolininkietis, tada gal bendrą raštą surašys ir pareikalaus paruoštas tarybos sprendimą, nes kiek galima į kumštyčius tiesiog tarybai pareigoja, skiria lėšas, taryba mato, kad reikia bendruomenėm padėti, bet niekas nevyksta, tai tokie tie dalykai pas mus čia vyksta. Jo, labai gaila, bet taip yra ir tikrai norėtųsi, kad čia kažkas pajudėtų į priekį, nes
nes manau, čia tikrai ir sakau, ir pats važiuoji, nei čia link to Jurbarko, kiek dviračių pravažiuoja ir psiko visi tos malininkų, žiūri tą žemėlapį, nu ir vis tiek kitoks traukos taškas ir tokias tautelį gal būtų didesnį, va čia kažkas tai galėtų įplaukti giliau į tą uostą, tais mažesniais laiveliais ir viską, baidarys kažkas tai daug, nu kur dabar čia praplauks. Čia galėtų būti maršrutų startas, žmonės atplaukia su laivu, pasiima dviračius ir važiuoja. Tauragiai, dar visas pusės. Į visas pusės. Sankryža gera. Ir ten, kur Pamary visur Drevena, visur kur uostas, ten tik atsirado uostas, aplink infrastruktūra, gyvybė aplipo iš karto, nes žmonių veiklių tikrai idėjų turinčių yra ir tikrai ateis, padarys, bet turi būti pradžia. Jo, turi būti pradžia, turi būti trauka. Čia, kai sakau, kaip ir Maučiučių Palanga yra, nu, smulkusis tas versliukas, yra močiutės vienos gyvena po kambariuką išnuomos kažkam, nu tai susimokės tą mokesčio dalį. Visiems yra geriau iš to, kad nu nežlugdykim, ne, kaip ir mokyklos ten užsidaro ar ne viskas. Aš suprantu, biudžetai, išlaidų vaikų nėra ten dar, bet kažkaip restruktūrizuoti, perdaryti, padaryti, kad nutraukim tos žmonės. Nu čianai, nu tai taip. Tokie projektai ir nu kaip, iš vienos pusės tikim, iš kitos pusės truputėlį kaip ir nosį nuleidžiam, nes, kai aš sakau, pagalbos iš nieko nelaukit, patys darom, pasidarom, turim. Ta prasme, nu, kol kas pavyzdžiai patys darom, turim. Tai, kolego, žiūrėkit, Deimantai, Artūrai, tai džiugu, kad tikrai bendruomenė yra aktyvi, nesnaudžia ir netyli, kai mato kažkokius negerumus. Džiugu, kad pasidarėm ir šitą, ant ko sėdim, ir vėliavą, ir slipą, ir visą kitą. Tai aš tikiuosi, kad ir toliau būsit aktyvus. O aš tai galiu pasakyti vieną dalyką, greičiausiai šitoje vietoje galiu kalbėti ne tik savo, bet visų tarybos narių vardus 25, kad mes tikrai, manau, kad net nebejoju, kad pinigai visi vėl bus skirti kitam metam, nes šiemet nebus padaryta ir tikrai bus dabar padaryti. Tai tą tik galiu įsipareigoti ir manau, kad be jokių didelių prašymų kolegų kitų palaikys, bet bus taip padaryta, nes visi puikiai supranta, kad to reikia. O ką jums noriu palinkėti, tik tai nenuleisti rankų, Deimantas sako, kartais nosis nutysta, nenuleiskit rankų, būkite aktyvūs, o visą kitą manau, kad mes padarysim bendrom jėgom ir tikrai turėsim tą puikų uostą, turėsim laivelių gal kada. Ir aš kokį dviratį nusipirksiu vandens pasipakus, nes laivabičių teisių neturiu, tai... Yra nemokamai galėsim. Tai ką, tai šiandien dienai tiek, tada ačiū už pokalbį.